Sveiki, šiandieną parodysiu, kaip priskirti tam tikrai klasiai jau sukurtus testus. Tai kaip visada, spaudžiame ant normos klasės ir šioje skiltyje spaudžiame nauja užduotis. Surašome visus užduoties parametrus, tai iki kada aktyvi ir ją pavadiname. Pasirenkame, kokio tipo tai yra užduotis, tai tarkime savarankiškas darbas ir jos sunkumą. Tai šį kartą rinksimės iš sukurtų testų, tai spaudžiu ant jau sukurti testai laukelio ir gaunu visokių klasių visokius testus. Tai dabar paspaudžiu norimą klasę, na ir tada pagal sunkumą, pagal uždavinių kiekį galiu rinktis būtent tą testą. Tai aš imu, tarkime, sudėtingų užduočių testą, jį pažymiu ir spaudžiu naudoti pasirinktas užduotis. Visos užduotis man pasirodo jau sąraše ir kaip ir visada galime netinkamas ištrinti, tačiau galime ir pridėti. Tai galime pridėti tiek dirbtinio intelekto sugeneruotų užduočių, tiek savo užduočių. Ir kai jau esame patenkinti visų sąrašų, galime užduotį paskelbti.